Jeigu tu nori būti pozityvus, sek savo aistrą. Kodėl aš esu dabar taip pozityvus? Kur buvau prieš 20 minučių 5 kartus mažiau pozityvus. Ta prasme, neutralus. Aš nebuvau negatyvus, bet aš buvau neutralus. Bet kai tu pradedi sekti savo aistrą, kai tu pradedi daryti tai, kas tau patinka, kur mano šitoje vietoje yra darimas šito laivo ir šnekėjim su jumis, tai automatiškai tas pozityvus ir vibruoja manyje. Aš esu pats tas pozityvus iš savęs tada. Nes aš darau tai, kas man patinka. Seku tą dalyką vien dėl to, nes man smagu. Pozityvus ir siekiamas savo aistros produkts. Grina, sėk savo aistrą. Dabar ir žmonių galbūt, kad ir nežien, kas ta aistra ir kas ta aistra. Dabar trumpą papasakos. Tavo aistra yra jauduliuks, kažkoks susidomėjimas, kažkas, kas tau ir smagiau judėti, daryti dabar, čia ir dabar, šiuo momentu labiau nei ką kita. Kai tu sėki ton savo aistrą, tu darai tą dalyką kiek įmanoma ilgiau. Ta prasme, tu sėki ton aistrą, kol natūraliai tai nublankst, arba tu rondi kažkas ir tau smagiau negu pasirinkti ton dalyką daryti, kurį į priežiūrį pasivakščiai. O aš variau pasivakščiai priežiūrį, aš darau ton, kol, man atsiboda, aš važiuoju numiai, arba aš jautu, kad, blembački, norėčiau varyti į kebabėnį, pasiimti kebabą. Nu, čia pats grubiausias pavyzdys. Man smagiau atrodo ton dalyką padaryti būtų dabar negu vakščiai toliau. Viskas einu. Ir dabar, ir trečias dalykas, išjungu lūkestį. Kaip aš seku savo aistrą, aš išjungu lūkestį, kad kas turi įvykti. Ar aš dausiu kažko, dabar aš tarkim šneku su jums, ne? Ar čia kas nors išvės žiūrės man? Ar aš dausiu jums kažkokią naudą? Ar aš tiesiog, ar kažkas įvyks, kažkam gaus aš iš to? Visko išjungi, visišką aistrą, į tavo aistrą negali turėti lūkesčios. Lūkestis ir visiškai iliuzija, tavo ego pliurpala. Išjungam lūkesčius nebė. Ketvirtas dalykas. Tu išliek pozityviai arba bent jau neutraliai būsenai. Tai gali būti, kad kažkas, kur tu pritrauki sinchronizaciją arba žmogų, arba galimybę, arba kažką, ką tu pritrauki savo gyvenimą, besekdam savo tą aistrą, tu pritrauksi kažkokią tai situaciją, kad gali būti visiškai nesusilyginus su tavo aukščiausia versija. Būtent vien dėl to, kad tu pamatytum tą ir sakytum, čia yra kažkas, kas visiškai man labai nepatinka ir aš kažkokią emociją pakėl pas manis, bet aš matau, esu atsiribojus nuo jos ir aš matau, Ačiū visatą, kad tu man šitais atsiuntei šitą, kur tu nepageidauji. Bet aš išlikau pozityviai būsenoj, aš neleidau tam negatyvui manęs įtakoti, aš nesu toj būsenoj negatyvui, bet aš matau ir aš dabar galiu transformuoti. Ačiū.